Paliekama Le Quercia kempingą, trauksime link Venecijos, bet prieš tai norime važiuoti aplink Gardos ežerą. Kelionė turėtų trukti apie 3-4 valandas su sustojimu papietauti. Le Quercios, grįžtant atgal ar ne, apie Le Quercios kempingą. Tai 2 dienos pramogų jame mums kainavo 290 eurų. Tai brangiausias iki šiol mūsų lankytas kempingas. Na, bet aš manau, kad dar yra ir brangesnių ir tikrai kur kas geresnių kempingų, kur tikimės, kad ateityje turėsime progos juos aplankyti. Šiandien nuo pietų kepam žuvytę, kažkas valgo, vaikučiai tiksliau valgo troškinį vakarykštį. Mūsų mama soti saulės spinduliais prie baseino, pavalgysim ir eisim, kaip sakant, jau į penktadienį. Šiandien penktadienis, tai galim truputėlį jau ir atsijungti nuo darbų ir išeiti į savaitgalį. Rytoj lekiam į Veneciją su laivu iš kempingo. Tai ir mūsų gazelė, kuri kepinasi visą dieną. Visą dieną kepinasi mūsų gazelė, kokia graži, kokia ir rudus. Palyginti su manim, tai čia, kiek daug kebros. Penktadienio vaibas. Išėjau apeiti, pažiūrėti, kas vyksta už vartų kempingo, nes čia vat reikės rytoj ateiti. Atplauks mūsų laivelis, kuris plukdys į Veneciją. Kempingą tai vis važiuoja čia. Taip, kai patys važiavom, galvojom, kad kas čia gali nusitrenkti tokį galą. Nes tokiais vingiais važiavom. O kai davažiavom, pasirodo, kad čia visi taip su abejonėm turbūt važiuoja, bet atvažiuoja ir randa wow. Gražu. Bariukas vakaroti. Yra parduotuvėlė, kurioje rasti galima būtiniausių dalykų, suvenyrų. Aišku, kam pritrūksta tai vynelio, minimaliai higienos priemonių, makaronai, kas pagrindas džemai, aišku, vėl šalti gėrimai, alutis jų vietinis, tokios didesnės taros neįprasta mum 0,66 po 4 eurus, pusės litro vataliukas 3 eurai. Kita dešrytė. Toliau seka. Ką mes čia turim? Dušus. Pakankamai tvarkingi, viskas to, ko reikia.
Japonija iš kažkur išlindo. Tualetai. Nu, gal čia mažiau tvarkos, bet šiaip viską dieną, viskas sutvarko, viskas tvarko. Aišku, yra ir skalbimo mašinos, džiovyklės. Galima įsiskalbti, pakankamai didelės. Vienu užkrovimu, 4 euriukai. Žmonės skalbėsi, džiovinasi. Gali nusipirkti reikiamų skalbimo priemonių. Minkštiklis, skalbiklis. Kas labai patogu, kad gali atsiskaityti programėlę parsisiuntęs, nereikia ieškoti. Nu, nežinau, kiek čia to patogumo parsisiųsti dar programėlę, kad telefonu galėtum atsiskaityti iškart pridėti. Tai gal ir jo, čia taip. Pasakysiu. O dabar einam, kaip sako, kažko išgerti iki penktadienis. Kiek gali prie to namelio sėdėti tenais. Pratęsim Patamsyje vizitą po kempingą. Tie piečiai atkeliavo. Moteriška apsivogus pareina. Stiklinė. O aš blemba biški daugiau, man visą grafiną reikėjo vyno įsinešti. Bet tai ką darysi, paliksi? Iš tikrųjų, rytoj galėsim grąžinti. Mum jo reikia. Iš tikrųjų reikia, bet ką dabar? Toks geras vakariukas. Tokiu nemažu vėju. Kaip skalbinis plevena. Bet lyginant su diena, tai toks, kaip geras, sėdėk ir sėdėk, toks geras. Tai čia mes turim 28, bet labai smagiai. Visi lauke sėdi, nusileido, visi susislinko žaliuzės, kad tas markizės, kad neišdraskytų. Kas atėjo nuo iš toliau iš kempingo prie vandens pavakarot. Štai vis tiek toks geras vaibelis žiūrėti į vandenį, negu sėdėti ant toli kažkur ant pievos. Kelionė prasideda. Labai rytelį perkam bilietukus kempinge ir judam link savo laivelio. Einam visi iki plaukimo laivelio ir plauksime į Veneciją. Kaip nuotaikos, mama? Brolis? Liuks. Barbora liuks? Tetis? Kaip visada. Taip sakau, plaukiam pusryčių į Veneciją. Su kempingas. Atplaukiam. Pusryčių nenufilmavom. Kažkaip labiau su telefonu. Bet jie mums kainavo 35 eurai. 2 sumuštinukai su tunu, 1 krosanas su kumpiu ir sūriu, 2 kavos ir 3 krosanai su pistacijų kremu. Pasistiprinom, einam toliau, bet dar kavytės kokios vienos visai reikėtų. Chebra renkasi jau rankinukus. Aš atėjau ledų.
pasivaikščioti reikia ir atsigaivinti. Moteriškas užklupom netikėtai, jos tik tais dabar atsidarė. Ko gero. Trumpas prisėdimas, špriciukai ir atsigaivinimai. Instagrameriai. Mes čia vis kažkaip taikom prisėsti, atsisėst kažkur tai taip į didesnę pusę kainos, ar čia viskas pabrangė. Atrodo, prieš kelis metus buvom po 4 eurų špricas, 5, dabar 8. Žodžiu, prisėdimas tik skystimėlio po vieną. Gavosi 26 eurais kažkokiais limonadukais. Kaukių darymo dirbtuvėlės. Matai kaip daro? Tepame tepą. O, kaip prigauni žulikus. Vaikštant po miestą pastebėjau, kad 3 kaip romų tautybės moteriškės kažkaip keistai elgdamosios lenda į priešais einančios moteriškės kuprinę. Tai greitai pradėjau šaukt, nubaidžiau, bet čia dažnas reiškinys toks. Todėl reikia būti labai atsargiem, nes jiem naglumo netrūksta. Kai išeini iš turistinių lankytinų vietų, tai tokia įsivyrauja ramybėlė, net ausim sunku klausytis tą tylą. Dar vienas prisėdimas, vaikučiai pasimė po vadinamąjį vištienos kepsniuką su bulvytėm, mes špriciuką ir aliuką ir turėsime 29 euriukai. Perėjom praktiškai skersai išilgai Veneciją, kad rastumėm piniginių, odinių dirbinių parduotuvėlę. Prieš kelis metus pirkom ir viskas tiko patiko. Tai dabar, žodžiu, subinėm šlapiam, pervarėm visą Veneciją, kad rastumėm tą vietą. Mes ją radom. Kiek čia reikalų, kol užsirengti reikia. Ką jūs galvojate, ką nors įsirinko? Nieko. O įėjimo buvo belenkiek. Atvarykit čia ir rasit patį pigiausią špricą. Pasiektas nuovargio lygis jau, kai viens prie kito kabinėjęs. Žodžiu, tai buvo truputėlį pasišpricinta. 6 špriciukai ir keli ambagetės ten su muštinukai. Žodžiu, 50 euriukų buvo šitas
Eidami ir niekur nevaikščiodami, nes jau kojos į subinę lenda. Einam link kelto, mausim link trobos, reikia išsivesti fėjuką. Matot, kaip varpai kviečia mus keliauti namo. Su varpų skambesiu turime spėti, kad nevirstume moliūgais ar kuo ten. Važiavom, viskas vyko ir pavyko, dar chebra greitai lekia į baseiną, nes užsidaro, dar nori atsivėsinti, nes, kaip sakom, per dieną gerai tai pašutom konkrečiai. Fėja mūsų irgi laukia visą dieną. Ką, šį vakar biškį pavakarosim, o jau rytoj link namučių. O koks dičkis parplaukė. Šitas keltas, ar kaip jį pavadinti, jisai plaukė iki Bario. Parplaukė toks sąlyginai apytuštis. Vakar jisai ryte išplaukė, tai buvo pilnas, prikrautas visko. Visokių traktorių, fūrų, priekabų ten ir panašiai. Toks įdomus vis tiek pastebėti. Taip arti ne visą laiką tenka, nors ir Klaipėdoje gyvenant, matyti greta plaukiančius laivus didelius. Tai labas rytas. Puikiai buvo išmiegota po vakar tokio pasivaikščiojimo. Užsiryčiaujam. Grožimiais vaizdais. Ir važiuosim link namučių pusės. Kada grįšim, ar po 2 dienų, ar po 3. Ne, čia nelėksim. Čia tų 2 štukų beveik neparvažiuosim per 2 dienas. Jeigu kokiam ketvirtadienį būt namie, bus gerai. Kaip ir galėtumėm dar pabūt. Bet yra tokių, kurie jie labai nori namo. Važiavom. Pasipildėm kuro ir braukiam toliau. 72 euriukai. į Italiją ir nenusipirkti vietinio vyno būtų nuodėmė. Aišku, norėjom užsukti kažkur tai į kokį ūkį, bet pasižiūrėjom, kad sekmadieniais niekas nebedirba, tai teko vietinę krautuvę tenkintis. Šopas padarytas, traukiam toliau. Iš Italijos galim išvažiuoti. Kirtus Italijos ir Slovenijos sieną, net ir termometre pasikeitė skaičiai.
tikrai